Sveikas, bičiuli. Tikiuosi nusiteikęs išmokti kažką naujo, o kad nepritrūktų motivacijos, nepamiršk spustelti dvigtuko subscribe bei varpelio. Taip ne tik prisidėsi prie kanalų kūrimo, bet ir nesiliks nuo kitų. Ačiū. Labas, džiaugiuosi tave matydamas. Ir šiandien toks gaunasi kaip lengvas Memel Trading Center gimtadienis, nes uždarom savo įvadą, kad nuo kitos pamokos jau galėtume stipriai kiti mokslus. Šiaip tai paėmus jau gan seniai nesimatėm, tačiau apsimėtėm truputį darbelį ir manau galim pratęsti tai, ką esam pradėję. Ir apie ką mes šiandien su jumis pašnekėsim, draugai, tai bus demo tradingas ir šiek tiek aptarsim leverage'ą. Basically, kas yra leverage'as? Leverage'as yra toksai dalykas, kuris jums leis pasiekti žymiai geresnių rezultatų. Tačiau, kad jį išnaudoti, reikia jį suprasti. Aišku, apie leverage'ą turėsim žymiai platesnę pamoką ateityje, nes apšnekėti leverage'ą mums neužteks tikrai nei 10, nei 19 minučių. Tai šiandien pasidarysim tik tokį lengvą įvadą, nes kadangi vis tiek demo tradingas, leverage'as, turi mokėti skaičiuoti, bent šiek tiek ir suprasti, kaip jisai veikia. Tai dabar realiai, kaip matot, randamės TradingView ir pagrindinė to priežastis yra ta, kad, kadangi vis tiek jau kalbam apie demo tradingą ir leverage'ą, bet kokiu coinu mes tradinsim, nes mūsų tiesiog bet kas nedomina. Tai realiai, kaip matot, inkognito režimas, jokios paskyros, nieko, nueinam į TradingView ir mums reikia išsirinkti coinus. Dabar pasikartosim tai, ką išmokom prie to pamokoj. Spaudžiam products, screeners, crypto pairs. Šitas visas dalykas, ką mes dabar mokomės, jisai turi tapti pas jūs tiesiog įpročiu. Kad visada prieš einant prekiauti rinką, išsirenka tos coinus, kurie turi didžiausią momentą ir iš kurių gali išspausti kuo daugiau profito. Ir nuėjom į crypto pairs, ką mes pirmą padarom. Aišku, 45 000 shitcoinų, mums shitcoinų nepatinka. 3 bumbuliukai, atžink visą tai, ko mums nereikia. Pasiliekam exchange'ą, pasiliekam wall in 24 hours change in dollars ir taip pat pasirenkam, nepamirštam įsivesti volatility. Pasirenkam volatility. Taip pat relative volume, viena iš svarbiausių indikatorių. Ir basically jo, viską turim, Ir dabar mums reikia susivesti, realiai susikonfigūruoti mūsų šitos indikatorius, Tai wall in 24 hours in USD, ką mes renkamės, pasirinkam apyvartą nuo 1 milijono iki 50 milijonų ir daugiau. Exchange'us vietoj Any pasirenkam mūsų brokerį, kurį mes naudosim. Aš šiuo metu renkuos Bybitą. Volatility nusistatom above or equal to. Ir... Ojej, spainiau truputį, soriukas. Mums reikia relative volume above or equal to. Ir dabar ką mes matome, Pasirenkam volatility. USDT, bet čia yra spot tradingas, mes ieškam tokių vietų, kur mes galėtume užimti poziciją, tai mums reikia perpetual contract. Bet jis ir yra, 601 milijonas, 120% volatility, labai didelis judėjimas ir relative volume labai aukštas. Tai manau, tiek šitų coinų ir apsistosim ir manau nieko nelaukia. Šokam toliau, pirmą pradedam nuo demo tradingo ir tą pratęsim su leverage'u. Važiuojam. Gerai, draugai. Tiek jau daug girdėjot nuo pat pirmųjų kanalo vaizdo įrašą apie tą demo tradingą, kad realiai jau manau būtų pats metas jūsų to dalyku supažindinti. Aišku, tie pirmieji vaizdo įrašai, gal tik trečias kanalo vaizdo įrašas, bet ne esmė. Tai kas iš viso yra tas demo tradingas, kuris kitaip žinomas kaip paper tradingas, yra N visokių kitokių pavadinimų, kaip nori, taip vadinkit, nepagadinsit. Tai demo tradingas tai yra būtent puikiai galimybė jums išbandyti savo strategijas, indikatorius rinkoje, užimant pozicijas netikrais pinigais, kuriuos jums suteikia jūsų pasirinkta platforma ar brokeris. Tai labai geras dalykas naujokams, nes jie išmoksta naudotis toolbarais, skaičiuoti leverage'ą, apsipranta rinkoje.
Ir demo tradingas išsiskiria 5 pagrindiniais pliusais. Pirmas, nėra visiškai jokios rizikos, nes nenaudojat visiškai jokio savo kapitalo. Antras, tai yra puikiai galimybė išbandyti savo strategijas, taip sakant, jas backtestint. Trečias, suteikia galimybę pasikelti jums pasitikėjimą savim, kas yra susijęs su prekyba rinkoje. Ketvirtas, gerėja jūsų rizikos valdymo įgūdžiai. Na ir penktas, po ilgesnio laiko tarpo sugebėsit rinkti ir analizuoti marketą, suprasti, kas turi įtakos pirkėjams ir pardavėjams, susijęti tarptautinės naujienas su rinka. Na ir, manau, mintį pagaunate, ne? Aišku, viskas pasaulyje turi ir savo minusiuką. Nieko neišsiskiria ir demo tradingas. Ir būtent paper tradingas, jisai turi tuos 3 minusiukus, kurie atrodo iš tiesų smulkus, tačiau jie turi labai didelį indėlį. Kas yra susiję su tolimesne prekyba ir panašiai. Tai vienas iš tokių minusiukų būtų emocijų nevaldymas. Kadangi demo tradingė nekonfigūruoja realūs pinigai, jūs turite suprasti, kad neturėsit galimybių išmokti valdyti savo emocijų. O jų valdymas, turiu įspėti, yra būtinas, nes jeigu jums prekiaujant rinkoje emocijos pradės imti viršų, didelė tikimybė, kad sėkmė jūs neišgelbėt, na ir patys suprantat, kokia ateitis jūsų laukia. Antras dalykas - atsakomybės trūkumas, kurį jūs įgaunat būtent prekiaudami su savo kapitalu. Jeigu stipriai galvojat apie prekybą rinkoje, turite suprasti, kad tai ne žaidimas ir tai žiūrėti labai rimtai, tarsi prekiautumėt realiais pinigais. Nes jeigu per daug naiviai vertinsit demo tradingą ir kuo greičiau norėsit pradėti užsiiminėti prekybą realiais pinigais, galit labai rimtai nukentėti. Paskutinis toksai minusiukas būtų pozicijų dydžiai. Come on, hebra. Prasme, demo tradingas skirtas jums, kad pasibandytumėt užimti pozicijos su tokiomis sumomis, kurios jums yra prieinamos ir su kuriomis jūs pradėsite užsiiminėti prekybą realiais pinigais. Bet labai rimtai tai žiūrėkit ir atkreipkite tai dėmesį ir nesistengkit po galais pozicijų užimti su tokiu kapitalu, kurio tiesiog neišneša jūsų kišenę. Ir blemba, būkim realistai net ir užsiiminėdami demo tradingu. Nepaisant to, kad jūsų brokeris ar platforma jūsų demo tradingui suteikia kad ir $100 000 kapitalą. Come on. Pagalvokit apie tai, manau, demo tradingui užtenka, važiuojam toliau. Gerai, hebryte, kaip matot, grįžom į savo brokerį, į Bybitą, pasirinkom tą koiną, kurį išsirinkom iš TradingView, CryptoPairs. Ir dabar prieš norint užimti pozicijas, mums reikia turbūt pažaisti su leverage'u. Pirmas dalykas, ką mes turim pasidaryti, turim pasirinkti savo leverage'o tipą, jeigu taip galim pasakyti, tai čia viršų po dešinę, bent jau Bybitą, yra galima pasirinkti Isolated, Cross Margin arba Portfolio Margin. Tai Portfolio Margin šiandien išnekėsim, aptarsim grinai Cross ir Isolated. Realiai, sakykim taip, kad naudojam šiuo metu Cross Margin, ne? Cross Margin kaip jisai veikia? Imkim sąlygą, kad mūsų kapitalas yra $1000 ir mes užėmėm poziciją verto $100. Ir mes išėjom pasidaryti kavos, neuždėję stop loss. Nuėjom pasidaryti kavos, pasidarydami kavą dar norim kažką užvalgyti, su kažkom tai pašnekėjom, po 15 minučių grįžtam, mes matom, kad mūsų kapitalas 0 ir mūsų pozicija yra uždaryta. Realiai, kas įvyko, kol mes buvom išėję, marketas pasisuko ne į tą pusę, kaip mes planavom ir mes pradėjom patirinėti nuostolius. Ir mūsų to $100, kokia buvo visos pozicijos vertė, jo neužteko kompensuoti nuostoliams ir pats brokeris pradėjo kompensacijai imti pinigus iš mūsų kapitalo. Ir jis ėmė, kol baigėsi mūsų kapitalas ir jisai uždarė poziciją, nes tiesiog nebegalėjo kompensuoti nuostolių. Taip veikia Cross Margin ir mes grįžę, mes turim 0 visišką dolerių savo brokerio paskyroj ir mes esam žlugę. Tuo tarpu kaip veikia Isolated Margin, įmam tą pačią situaciją, išėjom pasidaryti kavos, neuždėjom stop loss'o ir grįžtam po 15 minučių, mes matom, kad iš $1000 mes esam likę, kaip pavyzdys, su 800 arba $700 savo kapitalę, savo sąskaitoj, mūsų pozicija yra uždaryta. Kas įvyko, viskas ėjo ne taip, kaip mes buvom planavę, tačiau nepaisant to, kad mes ir nebuvom užsidėję stop loss'o, suveikė liquidity. Kaip veikia liquidity, tai sakykime, mūsų pozicija buvo $100, ne? Nuo to $100, pagal tą $100 yra paskaičiuojama mūsų liquidity riba.
Ir kai mes išėjom, marketas pradėjo judėti ne taip, kai mes buvom planavę, mes viršėm tos $100 ir mes pasiekėm tą ribą, liquidity, kuri buvo paskaičiuota, kad viskas, čia yra indeksas ir kad čia yra nuostoliai ir brokeris prieėjęs tą liquidation ribą uždarė mūsų poziciją, kad mes nepatirtume didesnių nuostolių. Ir realiai gerai, mes praradom 2-300, tačiau ne visą mūsų kapitalą ir mes toliau galim užiminėti pozicijas ir mes nesam total broke. Manau, esmę pagaunat, žiūrėjom toliau. Šone, šalia matot leverage, ne? Vienetukas, dvejetukas, trejetukas, ketvirtukas, penketukas, šešitukas ir taip toliau. Ir realiai čia yra tas dalykas, kuris didina mūsų pozicijos dydį. Bet jį reikia mokėti pasiskaičiuoti. Po apačia eina limit, market ir conditional. Conditional yra toks pasirinkimas, kur, sakykime, mes laukiam double top, double bottom ir mes galime įsivesti savo sąlygas, kurias reikia įgyvendinti. Mes jas pažymim visas naudodami tą mūsų pasirinkimą ir vos tik jos yra įvykdomos, mes užimam savo poziciją. Tada yra limit ir yra market. Market yra, kai mes norim poziciją užimti iš karto, nieko nelaukia. Mes susižiūrėjom, padarėm savo sprendimą, kad reikia šokti marketą, įvedam paskaičiavę pagal average savo quantity, bam, mes jau esam rinkoje užėmę poziciją. Limit yra tas, kur mes laukiam. Mes įvedam savo order price, kuris yra reikalingas, kad užim poziciją ir marketas juda, jisai ryžina mūsų order price ir jisai užima poziciją pagal mūsų pageidavimus. Ir manau, apstokim šiandien su limitu. Ir realiai gerai, sakykime, mes ateinam mane ir, dėkim taip, mes norim užimti ne long poziciją. Mes norim užimti long poziciją ir mes turim savo entry pointą, mes turim savo stop lossą. 9-5 2, 5, 4, 6, 2, 5, raudonas vis tiek yra brauktas. Ir ta pati sąlyga, mūsų portfolio yra $1000, mes norim pozicijos rizikuoti po $1, po 1%, atsiprašau. 1% nuo 1000 yra $10, ne? Ok, ką mes darom toliau? Mes turim savo entry, mes turim savo stop lossą. Ką mes darom, mes įsijungiam kalkulatorių ir mes dabar turim pasiskaičiuoti. Mes iš mūsų entry point'o, tai yra 2.995, mes turim atimti mūsų stop lossą, kuris yra 2.546. Mes gaunam 0.49. Ką darom toliau? Mes tą 1%, tai yra $10, padalinam iš šitos sumos, iš 0.449. Mes gaunam 22 coinus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes norim lūzinti tik tais $10, mums reikia užimti poziciją naudojant 22 coinus. Įvedam order price, kuris bus 2.995. Order by quantity, čia yra ta, ką mes ką tik apskaičiavom, bus 22 coinai. Mes matom, kad tai mums kainuos $65, ne? Tačiau mes norim poziciją investuoti tik $10. Šitoje vietoje ateina leverage'as. Mes spaudžiam šitą rodiklytį į apačią ir mes dabar pikinam, ne? 65 mes norim sumažinti, gerai, jeigu pasirinkom 4, bam, ok, jau esam prie pat, pasirinkam 5, jau esam prie $13, čia bus realiai 6,5 kažkur, jo, maždaug, plus minus, dar biškai gal, truputuką, 6,7, per mažai. 6,6. Su 6,6. Mes matom, kad iš $60 vertės mes investuosim tik $10, tačiau ta vertė jinai išliks $65. Ir to paties mes spaudžiam take profit ar stop loss. Ir mes į šitą vietą įvedam savo 2.546. Ką mes matom? Mes matom, kad mes poziciją užimsim naudodami tik tais $10 ir mūsų praradimas, jeigu viskas eis ne taip, kai mes planuojame, irgi bus $10. Mes spaudžiam confirm ir mes spaudžiam buy long. Pakonfirminam, viskas. Mes ką tik įdėjom savo limit price orderį, pagal kurį, kai marketas ryšins šitą ribą, mes užimsim long poziciją. It's that simple, hebra.
realiai toliau dabar patį principą žinot, formulę matėt ir su market order yra lygiai tas pats, 1:1. Mes ateinam, mes norim, sakykime, užimti longo poziciją šitoje vietoje, ne? Uždedam, ne, ką mes matom, mūsų entry pointas būtų 4.777, vėl kalkulatorius 4.777, atimti mūsų stop lossus, kuris yra 4.099, 0,68, mes 10 dalinam iš 0.68, mes gaunam 14 coinų. Mes vedam 14, mes manom, kad tai būtų 6, ne? Cost mūsų leverage suveikia, viskas ok, tik profitas, įvedam savo stop lossą, kuris bus 4.099, mes matom, kad mūsų expected loss bus netgi mažiau negu $10, tačiau tai esmės nekeičia. Mes uždedam, spaudžiam buy long, confirm, viskas, mes ką tik užėmėm savo gyvą poziciją. Tiek šiam kartui apie leverage'ą, pašnekėjom apie demo tradingą, pašnekėjom apie leverage'ą, kaip ir minėjau, bus žymiai platesnė pamoka ateityje, nes yra N frazių, kurias mums reikia aptarti ir dar daug ką reikia išdiskutuoti. Tiek šiam kartui, chebryte, susimatysim kitam vaizdo įraše, jau kimam į darbą. Čiau.